kuo ilgiau dirbu, tuo labiau suprantu, kad su nekilnojamu turtu kažkas yra negerai. Gal ne tiek, kad su pačiu nekilnojamu turtu, bet su sistema visa, kuri susijusi su nekilnojamu turtu. Iš tikrųjų, nuo pat pradžių, kai pradėjau dirbti su nekilnojamu turtu, pradėjau rinkti statistiką apie pardavimus, apie kainas, apie viską. Tai turiu tokią lentelę, į kurią visą laiką viską rašydavau, kur ten man grafikais atvaizduodavo ir labai gerai būdavo pasidaryti analizę. Bet kuo toliau, tuo mažiau tos statistikos tampa. Kuo toliau, tuo mažiau ta statistika yra prieinama ir iš tikrųjų vis daugiau informacijos yra slepiama. Kažkur tai kažkaip viskas yra pateikiama abstrakčiai. Jeigu seniau aš tiesiog atsisėsdavau, išsitraukdavau informaciją apie konkrečiai Kėdainių, tarkim, šneka miestą, ne? Išsitraukdavau statistiką apie parduotus butus, namus, ne? Kainų statistiką, pardavimų kiekį, kas kaip vyksta ir viskas tas buvo labai paprasta ir elementaru. Dabar ta statistika kažkur ten sukišta į statistikos departamentą, ta statistika jinai yra kreiva šleiva, ten jokios, tai net negali pavadinti duomenim, tai kažkokių skaičių kratinys, kuris nieko nepasako. Sakykime, aš labai domiuosi renovacijų žemėlapį, būdavo visą laiką pateikiama informacija apie pačią renovaciją, apie kainas, apie atliktas renovacijas, kur tu galėjai pasidaryti analitiką, pasižiūrėti, pasilyginti renovacijų kainas, kiek tas namas kainavo, kiek tas namas kainavo. Ir dabar kelias dienas atgal vėl dariau renovacijų analitiką ir visi duomenys yra paslėpti. Viskas yra paslėpta, tiesiog toks susidaro jausmas, kad tuos duomenis norima pateikti tokius, kokius juos norima parodyti. Jeigu, sakykime, pas mane, jeigu užeisit į puslapį rasknamus.lt, renovacijos skiltyje yra lentelė apie Kėdainių renovuotus namus. Ta informacija paimta ne iš mano galvos, ta informacija paimta iš atvirų duomenų šaltinių, bet dabar tie duomenys, jie tiesiog yra paslėpti. Dėl ko? Dėl ko tai yra daroma? Tam, kad žmonės nematytų, nežinotų, negirdėtų. Esu tikrai ne vienam renovacijų susirinkime dalyvavęs. Yra tekę, kad ir policija atvažiavo mane iš tenai išprašyti, bet dėl administratoriaus noro, kad aš nedalyvaučiau. O dėl ko? Dėl to, kad tie visi agitatoriai, kurie pasakoja apie renovacijos naudą, visi kaip vienas pateikia itin mažus skaičius. Tokių skaičių net nėra remontuojant, sakykime, butus, ne? O čia yra pateikiama visas daugiabutis už 3, 4, 5 kartus mažesnė kaina, negu jinai yra reali. Ir apskritai, jeigu šnekėt apie renovaciją, tai aš ten išvis tyliu. Nes jeigu paskaityti renovacijos įstatymą, tai žmonės gaunantis kompensaciją, sakykime, už tą patį šildymą, jie neturi teisės atsisakyti renovacijos. Jeigu jie atsisako, ten labai įdomiai viskas tarp eilučių sudėliota, žodžiu, jeigu paprastai aiškinant, jeigu žmogus atsisako pirmą kartą už renovaciją, jam kompensacija yra sumažinama 50%, su antru susirinkimu ir antru atsisakymu jam sumažinama kompensacija 100%. Tai yra prievarta, kad žmogus sutiktų daryti renovaciją. Pats esu sustabdęs vieno namo renovaciją ir klausiau vyresnio amžiaus žmonių, kodėl jie sutiko už renovaciją. O viena močiutė man pasakė, sako, vaikeli, žiūrėk, mano pensija ten yra kažkas apie 200 eurų, man atėjo administratorius ir pasakė, arba tu rašais, arba tu negausi iš vis kompensacijos.
Ir sako, tai vaikeli, tai už ką aš gyvensiu, jeigu aš jau dabar prisipirkus vaistų neturiu už ką duonos nusipirkti. Tai tada sako, aš neturėsiu nei duonos, nei vaistų. Vyksta tiesiog vyresnio amžiaus žmonių šantažas, jie yra šantažuojami rašytis už renovaciją. Jaunos šeimos tikrai retas, kuris, tarkim, įmant tos pačius Kėdainius, kiek tenka pabendrauti su žmonėm, tikrai mažai kas nori tos pilnos renovacijos, nes už ją reikės mokėti paskolą 15-20 metų. Ir, sakykime, kai namo renovacija seno drioklo kainuoja milijonas virš, tai yra dideli pinigai. Už tos pinigus galima blemba pastatyti naują A++ klasės daugiabutį. Taip, galbūt ten nesukiši tiek žmonių, kiek tam name šiuo metu gyvena, bet tai ta prasme, what the fuck, hebra, mes seną drioklą remontuojam, kišam žmonės į paskolas ir po 10 metų renovacijai reikia daryti renovaciją. Apie ką mes šnekam? Sakykime, ten tie ekspertai, yra dvi kategorijos ekspertų. Tai viena ekspertinė grupė yra tie, kurie sako, davai, darom, varom, visus kišam į renovaciją ir bus viskas labai gerai. Europos Sąjunga mums padės. Taip, padės. Ir yra kita kategorija ekspertų, kurie šneka taip, kad tuos senus 60, 70, kai kurios namus 50 metų statybos, juos tiesiog reikia nugriauti, nes jie yra energetiškai ir ekonomiškai nenaudingi, ir pastatyti naujus. Ir aš šitai minčiai pritarčiau, bet klausimas, kas toks drąsuolis, kuris tai padarytų. Valstybė yra prasiskolinusi iki ausų ir jinai naujų daugiabučių statyti savo lėšomis negali, o privatus kapitalas labdarą neužsiims. Viskas. Tiesiog labai paprastas ir elementarus dalykas, grandinė užsidaro. O apie renovaciją nežinau, mano akim, kiek aš esu matęs investicinių planų, kiek aš esu jų studijavęs, visą laiką yra pateikiami du skaičiavimai. Vienas skaičiavimas, tai pavadinkim tas, kuriam norima, kad būtų pritarta, ir skaičiavimas aukštesnė kaina, kurio žmonės nenori ir visą laiką renkasi pigesnį. Bet galutiniam variante, vėlgi kiek teko lyginti pradinės kainas su galutiniam renovacijų kainam, tai skirtumas būna 20-30% ir vis tiek gaunasi brangiau, negu tas brangesnis buvo variantas. O apie tai, kad žmonės renovacijos metu yra priversti pirkti už savo lėšas radiatorius, kurie neįeina į kainą, apie elektros įvadus, visą kitą, už kurio žmonės moka patys iš savo lėšų, tai aš jau net nešneku. Ir dar apie tai, kad ten laiptinės palieka baisias, tai irgi. Esmė yra tokia, grįžtu prie savo temos, kad informacija yra slepiama. Viskas slepiama po bendrų duomenų apsaugos įstatymų, bet visa tai yra totalus bullshitas. Tiesiog yra norima viską, ką įmanoma paslėpti, iškreipti statistiką. Tarkim, netgi žiūrint statistikos departamento duomenimis, mūsų labai statistika paskutiniu metu, Lietuvoje daugėja gyventojų, kaip fainai. Jo, daugėja. Tik tai niekas nešneka apie tai, kokios tautybės gyventojų daugėja. O daugėja ukrainiečių, baltarusių, visokių arabų, indusų, nes jie kraustosi į Lietuvą. O lietuviai iš Lietuvos evakuojasi, o ne kraustosi. Tai ta statistika jinai yra tokia ir taip, lietuviai nenori už pigiai dirbti ir, sakykime, verslams yra labai gerai, kad ateina žmonės, kurie gali dirbti pigiau ir dirba pigiau.
Bet ar mes to Lietuvoje savo norim? Aš nesu didelis nacionalistas, nesu kažkas, kad Lietuva lietuviams, bet labai yra gaila, kad Lietuva tampa nebe lietuviams. Ir toks jausmas kartais susidaro, kad yra ruošiama dirva kažkam tai kitam. Pastebėjot tokį dalyką, kaip paskutiniu metu yra labai gąsdinama karu, kaip gyventojai yra spaudžiami, kad duokit savo pinigų karui, nes Ukraina kariauja mūsų karą. Bullshitas. Ukraina kariauja ne mūsų karą ir Ukraina kariauja ne savo karą. Ukraina tiesiog yra marionetė. Tai yra mano nuomonė. Nepatinka, neklausykit. Turit kitą nuomonę, parašykit komentarę. Bet mano nuomonė, Ukraina ne už save kariauja. Ir mums dabar paskutiniu metu brukamas svetimas karas, svetima nuomonė. Nežinau, tai yra kažkoks totalus bullshitas, kabinami makaronai, kaip su COVID makaronus kabino, kaip su skiepais kabino, kaip dabar su Ukrainos karu makaronus kabina. Vieniem limpa, kitiem ne. Vis daugiau girdisi kalbų apie tai, kad lietuviai investuoja, perka nekilnojamą turtą toliau nuo rytinės Europos sienos. Aš jiem visiškai pritariu, bet žmonės vis tiek investuoja Europoje. Aš tepčiau slidės iš Europos. Aš buvau irgi pradėjęs žiūrėti, pirkti kažką tai Ispanijoje, galbūt Graikijoje, Turkijoje. Kainos visur pasidariusios yra kosminės. Infliacija yra daugumoje šaly beprotiška. Tuo pačiu kyla ir NT kaina. Ir sunku pasakyti, kur bėgti. Teko turėti reikalų su vienu vyriškiu, dirbančiam jungtinių tautų. Tiesiog, sakykim taip, žmogus dirbantis jungtinėse tautose. Ir aš jo klausiau, ką manai apie karą ir kur reiktų nuo jo bėgti. Jisai pasakė taip, šiuo metu nebėra kur bėgti. Tiesiog gyvenk savo gyvenimą, nes nuo dabartinės situacijos tu niekur nepabėgsi. Tai būk savo vietoj, ramiai, santūriai ir nekelk bangų. Nes girdžiu iš kolegų tokios biški panikos, kad ką daryt, Jėzus, reikia išsiparduoti, reik. Nu gerai, išsiparduosi, išsivalysi ir kas tada? Kur eisi toliau? Kur pirksi? Ką darysi? Gyvas į žemę nelysi, vis tiek gyventi teks. Čia yra mūsų darbai, mūsų tėvai, mūsų vaikai, mūsų, teorinė žemė. Nors žemė mums niekada nepriklausė ir nepriklausys. Bet, sakykim, mes čia užaugom. Tai vienintelis mūsų su šita žeme rišantis reikalas. O visa kita nežinau. Tiesiog, kur tu bėgsi, kur tu dingsi. Turiu čia tokį vieną klientą, su kuriuo labai gerai susibendravau. Jisai ieškojo pirkti žemės Sibire. Pats ukrainietis, žmona Maskvoje bankininkė dirba, gauna daug įdomios informacijos. Ieškojo pirkti žemę Sibire. Sibiras, sakė, visas yra iššluotas. Hektarais yra žemė išpirkta. Ir ten dideli žmonės tuose hektaruose statosi savo didžioji dalis medinius namus su autonominiu vandens tiekimu. Aišku, savaime aišku, kad ten vandentiekio dujotiekio nėra. Tai, žodžiu, alternatyviais šildymo
būdais, sava elektra ir viskom kitom. Tveriamos teritorijos su tvorom, su apsaugom, žmonės ruošiasi. Ruošiasi atsiskyrimui nuo civilizacijos, nežinau kaip pavadinti. Nes ir aš jo irgi klausiau, kodėl, sakau, į Sibirą. Kodėl ten į taigą, ten kur šalta. Ir jis taip retoriškai paklausė, sako, kaip tu įsivaizduoji, kur eis visi tie juodukai, muslimai, visa kita. Jie puikiai matot, kad juda į Europą, juda čia. Jie, aišku, juda labiau gal į tuos šiltesnius kraštus. Ispanija, Italija, Portugalija, Brazilija, dar kažkur tai. Jie juda tenai. Ir jeigu aš neklystu, vienoje iš savo pranašysčių Vanga sakė taip, kad juoda banga užlies Europą. Realiai tas ir yra. Pažiūrėkit ten ir Bacia Lukašenka tą masę žmonių naudojo Europoje, tą naudoja rusai. Daug visokių tokių dalykų, kurių mes galbūt nesuprantam. Ir šiaip čia gal šiandien toks gaunas biški pesimistinis pamąstymas, bet nežinau, aš kaip optimistas, svajoklistas, tikiuosi, kad viskas bus gerai. Bet aišku, gerai, kaip Giedrius Savickas sakė, gerai mes turim patys pasidaryti. Nieks net neš ant lėkštutės ir nepadarys, kad mums būtų gerai. Arba mes patys, arba nieko nebus. Ir toks tas mūsų gyvenimas. Tai vat, šiai dienai, manau, tokių pamąstymų nuo renovacijos iki globalių problemų. Turi kitokią nuomonę, nori padiskutuoti, nebijok, parašyk savo komentarą. Padiskutuokim, pašnekėkim, ką galim savo gyvenime pakeisti, ką galim padaryti, kad būtų geriau visiems. Aišku, svarbiausia, pradėkim pirmą nuo savo kiemo, susitvarkykim savo kiemus. Nes kaip pas patį kieme ir galvoj šiukšlynas, tai tas ir pasaulyje aplinkui, tas pats šiukšlynas ir mūsų Lietuvoj. Tai vat, daugiau optimizmo, daugiau laimės, daugiau džiaugsmo, o be to šiandien kovo pirma pavasario diena, pavasaris, atgimimas, nušvitimas, tai nušviskim ir mes, džiaukimės to, ką turim.